Sveiki, brangūs draugai, su jumis podkastas 5 minutės. Nors Izaokas gyveno ilgiau nei Abraomas ir Jokūbas, Biblijoje pateikiama labai kukli šio patriarcho gyvenimo istorija, priešingai nei pasakojama apie Abraomą ir Jokūbą, kuriems skirta daugiau nei pusė pradžios knygos. Tačiau ir iš tiek nedaug galime pamatyti svarbių Izaoko gyvenimo pamokų pagristų jo santykių su Dievu. Izaokas visiškai pasitikėjo Dievu ir savo tėvų tiek Morijos kalne, tiek iš pirmo žvilgsnio neįprastame dalyke, renkantis savo gyvenimo partnerį. Nors vedybų metu jam buvo jau 40 metų, jis rėmėsi dievišką apvaizdą. Jis žinojo, kad tas, kuris parūpino savo avinėlį deginamajai aukai, galėjo suteikti visiškai viską, absoliučiai viską, įskaitant geriausią žmoną savo ištikimam tarnui. Kaip ir Sara, Rebeka, Izaoko žmona buvo nevaisinga. Izaokas meldėsi už ją, kad viešpats leistų jai gimdyti. Pradžios 25 skyrius. Įdomu tai, kad apie Abraomą tai neparašyta. Abraomas meldėsi už Filistinų karalių Abimelechą ir jo žmoną, kad ji galėtų gimdyti. Pradžios 20 skyrius. Tačiau neparašyta, kad jis meldėsi už Sarą. Galbūt nelabai tikėjo, kad jis sugeba gimdyti vaikus tokiame senyvame amžiuje. Kaip ir jo tėvas, Izaokas turėjo išmokti, kad pažado vaikai turėtų būti neatsitiktiniai gamtos įvykiai, bet visų pirma, Dievo malonės dovana. Izaokui Rebekos negalėjimas gimdyti tapo nuolatinė maldos tema. Jis nusprendė pasikliauti Dievo malonę, o ne savo gudriais triukais, kaip tai padarė Abraomas. Pradžios 16 skyrius. Jo pasitikėjimas Dievu nebuvo veltui ir jam nereikėjo laukti tiek laiko, tiek ilgai, kiek Abraomas, kol jo tikėjimas tapo realybė. Po 20 metų jis susilaukė Ezavo ir Jokūbo. Biblijos istorija pasako apie nesavanaudišką Izaoko paklusnumą Dievui net ir menkiausių klausimų. Biblijoje pradžios 26 skyriuje sakoma: krašte kilo badas, skirtingas nuo ankstesnio bado kilusio Abraomo dienomis. Ir Izaokas išsikėlė į Gerarą pas Filistinų karalių Abimelechą. Viešpats buvo jam pasirodęs ir sakęs: neik į Egiptą, įsikurk krašte, kurį tau nurodysiu. Gyvenk tame krašte kaip ateivis, aš būsiu su tavimi ir laiminsiu tave. Gerare viešpats jį palaimino gausiai. Be įprasto galvijų auginimo Izaokas ėmėsi žemės dirbimo. Parašyta: Izaokas tame krašte sėjo javus ir tais metais susilaukė 100 derliaus. Viešpats laimino jį ir žmogus praturtėjo, jam vis labiau ir labiau sekėsi, jis tapo labai turtingas, įsigijo tiek avių bei galvijų kaimenių ir tokią gausią šeimyną, kad filistinai jam pavydėjo. Užpildami žemėmis filistinai buvo užverti visus šulinius, kuriuos iškasė jo tėvo tarnai Abraomo dienomis. Ir Abimelechas sakė Izaokui: pasitrauk nuo mūsų, nes pasidarei daug stipresnis už mus. Todėl Izaokas iš ten ir pasitraukė. Pasistatė palapinės Geraro slėnyje ir ten apsigyveno. Pradžios 26 skyrius, nuo 12 iki 17 eilutės. Tačiau po neilgo laiko pats Geraro karalius su savo tarnais atėjo pas Izaoką prašyti ramybės. Pradžios 26 skyrius sako: Izaokas paklausė jų: ko atėjote pas mane, jei manęs nekenčiate ir atstumėte nuo savęs? Jie atsakė: dabar mes aiškiai matome, kad viešpats buvo su tavimi. Todėl siūlome sudaryti sutartį su priesaika tarp mūsų abiejų, tarp tavęs ir mūsų. Sudarykime sandorą, kad tu nedarytum mums nieko pikta, lygiai kaip mes tavęs neužgavome, visada su tavim tik gerai elgėmės ir leidome tau iškeliauti taikingai. Nuo dabar būk viešpatės palaimintas. Jis iškėlė jiems vaišes, jie valgė ir gėrė. Nepaisant neteisybės, kurią patyrė Izaokas, jis, kaip taiką mylintis žmogus, sutiko sudaryti draugystės susitarimą su Abimelechu. Galima tik įsivaizduoti, kaip Izaokas jautėsi, kai Abimelechas pasakė, kad jie tik gerai su juo elgėsi ir darė visą patį geriausią. Tai, kad stipresnio Izaoko nebuvo smurtaujama,
kai Abimelecho tarnai sunaikino jo šulinius vieną po kito, galima turbūt paaiškinti tik taikiu Izaoko būdu. Ir nors jis tikrai turėjo karčių išgyvenimų, jis jų neminėjo, juk jis turėjo didelę, dosnę ir kilnią, svarbiausia Dievui ištikimą širdį. Su jumis buvo podkastas 5 minutės.